Sveiki visi, su jumis sveikinas ir vėl OX Trades ir šitame video parodysiu tradeus, kuriuos realiai planuoju artimiausiamis dienomis. Ne teoriją, konkrečius lygius, kuriuose planuoju prekiauti. Jeigu pasiekėm vieną lygį, tai perku, jeigu pasiekėm kitą lygį, tai parduodu. Tai pradėkime šiek tiek nuo konteksto, prisiminkime, kur mes esame rinkoje aplamai, ką mes matome, ne, tai realiai, jeigu žiūrint nuo all time highs, ne, tai turime realiai 1, 2, 3, 4, 5, ne, tai realiai galima labelinti kaip Elliott Wave 5 veivų struktūrą, ne, kas yra realiai impulsive. Ir kas mūsų toliau laukia, ne, tai jeigu esate susipažinę arba žiūrėjot mano praeitus video apie Elliott Waves, ten buvau užsiminęs, kad kiekvienas veivas, tai nėra svarbu, ar tai būtų pirmas, trečias ar penktas, ne, turi turėti vidinės bangas irgi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Šiuo metu aš galiu suskaičiuoti tik tais penkto veivo, tik tais 3 bangas. Galimai dabar gaminam ketvirtą veivą, ne, tai po kurio seks penktas veivas. Tai tiesiog supraskite dar, ką turiu omeny to, kad aš dar tikiuosi vieno lau, ne? Ar jisai ateis ar ne, pažiūrėsime, dėl to aš dar turiu ir bullish scenarijų pasiruošęs, ne, tai jo, tai toks ir tas didesnis time frame'as, ne, dar vienas lau, norėčiau šį pamatyti. Jo, tai šokam mes iš karto prie mažesnio time frame'o, nes aišku, čia visiems bus įdomiausia, manau, bent jau didžiumai. Bullish, ok, tai ką mes per artimiausias, nežinau, 3-4 dienas pamatėme rinkoje, ne. Tai aš sugebėjau atpažinti 5 veivus, ne. Tai pirmas yra geras ženklas buliam, ne. Tai turime 1, 2 inflat, ne, 3, 4, 5, ne. Po pasakoje dabar gaminame ABC korekciją, ne. Tai po 5 veivų ir po korekcijos, kas seka, jeigu kažkas seka mano videos, tai turėtumėt suprasti, kad turėtų sekti dar vienas high, ne? Ar tas high bus tik tais ABC kojos C koja, ne? Tai realiai atrodytų viskas iš esmės šitą, ne? A, B, C, čia reikia padėti, jo. Tai atrodytų šitaip, ne? Po kurios sektų dar vienas low, ne? Prasme, paimti šito low. Ar bus tiesiog didesnio time frame'o, pradėjom didesnio time frame'o impulsinę struktūrą, ne, kai realiai ant didesnio time frame'o pradėtume labelinti viską ne, pradėtume labelinti viską kaip makro wave 1, wave 2, wave 3, nu, žodžiu, 3 jau turėtų jau explodinti, nu, sprogti į viršą, ne, po to 4 ir 5. Tai to mes dar nežinom, bet vienintelė informacija, kurią mes šiuo metu turim, tai kad turime galimai 1, 2, ne, arba A, B, A, B ir C, ne, laukiame C arba laukiame 3. Tai realiai Elliott Waves mums padeda nustatyti kryptį marketo, ne, ar mes ieškotume pirkimų ar pardavimų, bet pasitelkdami mes kitus įrankius, mes galim dilutinti viską, nežinau kaip lietuviškai žodžiu, išsijoti, galima sakyti, tikslesnės prekybos zonas, ta prasme tikslės, ne, pavyzdžiui, buvo galima vakar įeiti į šitą, nes lengvas swing failure pattern iš esmės, bet aš jį neėjau, nes jau buvo ganėtinai vėlu, ne, bet nesvarbu. Tai jo, tai pakalbam, jo, bullish makro, jo, tai kaip ir minėjau, realiai Elliott Waves turi turėti visą laiką 2 scenarius, bullish ir bearish, ne, ta prasme, na, nu, nes tiesiog kitaip neišeina, tiesiog taip turi būti, na, tai realiai čia būtų vienas iš pagrindinių bearish scenarijų, ne, mes pamatom lows kažkur šitoje vietoje, apie tos levelius po to realiai gerus levelius pakalbėsiu šiek tiek vėliau, čia tiesiog yra approximately zona, ne, ta prasme, kurioje galima ieškoti trade, ne. Tai nuo 66 600 iki 62 500, ne. Tai šiuo atveju mes turėtume ABC struktūrą, ne, kas realiai irgi sumečintų su mūsų didesnio time frame'o bias, ne, kad mes norėtume pamatyti dar vieną
low, ane, irgi 5 veivų impulsas, ane, tai aš būsiu pasiruošęs šortinti ir šitą high, ir longinti tą low, ir longinti šičia, ane, tai ta prasme. Bet kol kas mes nežinom, kur ta atsakoja pasibaigs, ane, nes kad mum preliminariai bent jau žinoti, kur jinai baigsis, na, okei, tipo, čia tokia biški bus spekulacija iš esmės, ne, nes aš nežinau, ar baigsis prie šiam 6000, na, pradėsim kilti nuo šiam 6000, ne, ar nuo šiam 4300, ar gal ten biškai dar žemiau, ne, šiam 3. Bet realiai galime sakyti, kad turėtume topinti kažkur 76 tūkstančiai, 78 tūkstančiai, ne, ir čia labai preliminariai, ta prasme, neimkit viso šito, kai užaugsų grinuolį, nes nežinau, gal mes čia padarysim tą higher low, ne, ir tada tiesiog bus, tiesiog visas šitas dalykas turės pasikeisti, ne, ta prasme, matot, kai aš judinu pelę, aukštyn žemyn, keičiasi projekcijos, ne, tai jo, kol kas nėra aišku, čia average, ne, ta prasme, šitas boksas, ne, tai jo, tai 7,5, gal net ir bus 7,4, ne, ta prasme, kol sakau, šito low nėra, ne, neįmanoma to numatyti, ne, nei teoriškai, ne. Tai jo, tai ar turėtume, pats ieškosiu šitose vietose longų, ane, į minimum paimti šitus highs, minimum 72, ane. Jeigu pamatysiu tam tikrus signalus, kuriuos norėsiu pamatyti ir apie juos pakalbėsiu dar video gale šiek tiek, kokie tie gali būti tie signalai, kurie man duos entry triggerį, ir kokius įrankius galimai naudosiu juos atpažinti. Jo, tai kažkur nuo Golden Pocket'o, all 0,5 fibo, ne, ta prasme, tai jo, ir visą tai sumečintų su mūsų didesnio time frame'o Elliott Wave countu, ne, jeigu mes visą tai žiūrėtume kaip ketvirtą koją, ketvirtos kojos viršų, ne, ir paskutinę penktą koją penktoje kojoje, ne, tai legė, whatever. Jo, tai va kažkas tokio, ne? Tai kaip ir minėjau, vis tiek norėčiau pamatyti dar vieną low, ne? Irgi kur tas low bus, irgi sunku pasakyti, turime nemažai čia iš tikrųjų daug supporto, tai žemiau 59 tūkstančiais, ne? Turime ir monthly naked point of control, kas yra super strong levelis, weekly naked point of control. Žodžiu, turim čia tikrai sočiai tų supporto levelio, ne, tose vietose, tai jo, tai tiesiog turėkite omeny, kad jeigu mes padarysime kai padarysime dar vieną low, ne, tai aš tikrai nepanikuosiu, aš greičiausiai pirksiu, ne greičiausiai, bet pirksiu longo pozicijas, atsidarinėsiu žodžiu. Ne, tai jo, tai ir by the way, čia viskas, ką jūs čia matote, tai nėra finansiniai patarimai, aš aplamai nieko nesuprantu apie kripto, nesuprantu kaip tradinti ir esu visiškai finansiškai literally, žodžiu, nieko nesuprantu apie finansinės rinkas, aš tai iš manęs geriau patarimų net neimkit. Jo, nes čia nėra finansiniai patarimai, tai yra tik mano įžvalgos. Gerai, mes to baigiam. Tai va, tai grįžtam prie, apkalbėjom šorto scenarijų, pakalbėkime apie patį longą, ne, nu kaip ir minėjau, mes realiai nežinome, ne, ar šičia bus mūsų tiesiog 1, 2, 3B, ABC, ne, ar bus 1, 2 ir 3 labai didelis ir impulsyvus su daug valymo 3, po to 4 ir 5, ne, ta prasme, mes to nežinome, mes tiesiog galime numanyti, tiesiog pamatyti rinkoje ženklus, ne, aš matau, kad čia yra impulsas, čia galimai bus korektyva, ne, šitoje vietoje, ne, ta prasme, kažkur paimsim longus, ne, minimum take out, paimsim 72 300, ne, most probably kažkur šičia atsidursim ir nurejectinsim toliau ją pačią, ne, bet aišku, irgi sakau, kaip tai galėsim atpažinti, ne, nes irgi galima atpažinti, ar mes toliau judėsim ar ne. Pavyzdžiui, kai mes padarysim tokį move, tokį judesį, ne, tai ar mes čia irgi padarysim kažką tokio kaip čia, korektiškai, ne, tai tada mums signalizuos, okei, bus taip, ne, ir tada mes visą tai labelinsim kaip 1, 2, 3, 4, 5 didesnio time frame'o, didesnio laipsnio pirmą veivą irgi, ne, nes čia mažesnio laipsnio pirmas veivas, bet jisai turi potencialą subilinti didesnio laipsnio pirmą veivą, po kurio sektų 1, 2, 3 į apačią ir vėl pirkimai, ne, arba tai bus tiesiog elementariai
Ir kur vėl tas brushas. 1, 2, 3. Bum. Overlapinam. Tiesiog paliečiam pirmo veivo viršūnę. Šičia judam impulsiškai ant mažesnio time frame, gaunam korekciją į viršų, ane, ir tada varom žemyn, žemiau. Padarom trečią bangą, ketvirtą, penktą ir perkam toliau. Tai va, tai ta prasme, visą tai gali būti, atrodyti jums komplikuota, bet patikėkit manim, tai nėra taip komplikuota, kaip galimai jums atrodo, ne? Ir tiesiog reikia būti pasiruošus visiems įmanomam scenarijam, ne? Nes kas neplanuoja, tas realiai praranda pinigus markete, ne? Gerai, tai grįžtam prie paskutinio esminio dalyko, ne? Leveliai, nuo kurių aš realiai ieškosiu pirkimų arba pardavimų. Tai įsijungiam savo levelius, bing bang, čia nebūtina, šitą pažiūrim, okei, čia daugiau kaip ir nėra, ne? Gerai, šitas irgi kol kas yra irrelevant, ne, tai prasme, čia dabar tas boksas apie nieko kol kas. Jo, tai gerai, nebeturiu šitą figų, jie kažkur ding, turiu aš juos, man atrodo. Ne, neturiu, okei. Tai stengsiuosi jūsų laiko labai negaišinti. Viskas labai, tikrai ne čia. 3, 5. Čia, okei. Bum, beveik 2, bum. Gerai, po to nuo čia iki čia. Visaks, man atrodo. Visaks, bing bang. Jo, tai realiai mano asmeniniai pirkimo leveliai, bent jau žiūrėsiu kažkokios reakcijos, ne? Turėkite omeny, kad galim ir tiesiog praskrosti šitus visus levelius, ne? Ir nieko nebus, ir aš tiesiog traido nepaimsiu, jeigu nepamatysiu kokios reakcijos, kokią aš noriu pamatyti, ne? Kokią aš tikiuosi pamatyti. Tai realiai, ne? Pirmas levelis įdomus yra nuo 66 250 iki 65 tūkstančių su pusė, ne? Po to kitas levelis yra tikrai įdomus 64 700, 64 800, 63 tūkstančiai ir 800, ne? Taipogi, nepamirškite dar vieno dalyko, ne? Kad C koja irgi turi judėti, užsibaigti impulso, ne? Tai turime 1, 2, 3, 4, 5, ne? Tai realiai, kai pamatysime kažką tokio, ne? Tai bus galima galvoti apie pirkimus, ne? Ir ketvirtas veivas nelabai gali įeiti į pirmo veivo teritoriją, ne? Tai prasme, tai irgi čia viena iš taisyklių yra Elliott Waves. Jo, tai galimai, kad bildinsim 1, 2, 2, 3, 4, 5, 4, 5 ir tada popinsim į viršų, ne? Tai jo, tai realiai šičia yra mano pirkimo zonos, ne? Aišku, galim tiesiog ir pradėti dumpinti ir aš irgi visiškai nepykčiau, nes aš visai būtų man čia įdomu ir dar spotą biškį dasipirkti, ne? Ties šiek tiek aukščiau. Gerai, o kalbant apie pardavimo levelius, ne? Kaip ir minėjau, kol kas yra ganėtinai sunku numatyti, kur jie bus tiksliai, bet aš dar noriu pasižiūrėti, tarkim, inkardyvą nuo šito high. Čia baigėsi mūsų flat korekcija. Nu, tai jo, tai irgi, pavyzdžiui, 73 450, ne? Tai su Anchor Dvivop, ne? Tai jo, irgi ganėtinai sumečintų su mūsų ABC, ne? Su Vibe, galima taip vardinti, ne? Tai ABC, 1, 2, 3, 4, 5 į apačią, ne? Tai jo, aš ganėtinai, čia labai skambu bearish, bet ta prasme, supraskime, čia bearish yra short term, nes kai pahitintume, padarytume, užbaigtume tą visą struktūrą, supraskite tai, kad galimai mūsų lauks labai stiprus pumpas į viršų, ne?
Tai pumpas galimai gali būti, ta prasme, nu, sotus, ane. Kaip ir minėjau praeituose video, pirmam tam, užpraeitam video, ane, jeigu jūs mėginat selinti topą, ane, ta prasme, šitą dabar esate šičia, tai tiesiog aš neuždaryčiau dar pozicijų, neįkeičiau šitoj vietoj būtent iš rinkos, šiek tiek palaukčiau kažkokio retracementą gilesnio, ane, irgi kuris galimai bus ABC, ane, ir tada dar vienas low ir tada galimai pabaigsim bear marketą. Arba ne, žiūrėsime, ane. Jo, tai, tai jo, ganėtinai trumpai bandžiau ir aiškiai paaiškinti, ko aš tikiuosi, ane. Jo, tai jeigu kyla jum kokių nors klausimų, norit prisijungti prie bendruomenės, jo, būtinai linką paliksiu apačioje. Jo, su jumis buvo OX Trades ir jo, susitiksime kitame video. Jeigu jums patinka šitas video ar patinka toksai kontentas, tai prašau palaikinkit, pakomentuokit. Taip dar labiau patiks YouTube algoritmui. Tai va, su jumis buvo OX Trades CJ, tai iki kitų kartų.